Paleist. Tik aš čia. Lieka normaliai. Šreikiai. Tėvus aukoja jai turčiai milijonų, religijos aukoja jai dievus. Ateina pergalė šalta, rūteina pergalė arta. Mėly šiauliečiai, turime ryšį su Vilniumi. Ten žinoma vėl rusiški tankai, tarybiniai tankai, gąsdina mūsų žmonės prie aukščiausios tarybos. Tačiau žmonės juos palydėjo šūksmais, pilnais neapykantos. Tankai pravažiavo pro šalį. Štai jo tekstas naktį iš sausio 12-13 pastodami kelią agresoriui tankams. Agresorių tankams, gindami Lietuvos nepriklausomybę, žuvo 14 beginklių Lietuvos žmonių, daugiau kaip 100 sužeistų. Liūdėdama su visa Lietuva ir reikšdama užuojautą jų artimiesiems, Lietuvos Respublikos aukščiausiąją tarybą sausio 13, 14 ir 15 dienomis skelbė Lietuvoje gedulą. Lietuvai, tik jai, Lietuvai tėvynei. Mes, visus Lietuvos motinos, nulenkime galvas prieš žuvusiųjų motinas. Jiems mūsų amžina garbė ir nemirtingumas. O jums, tarybinės armijos karininkai ir kariai, amžina gėda ir mūsų visų ištikimų Lietuvai amžinas pasmerkimas. Sustokite, įsiklausykite į dejuojančią žemę Lietuvos tėvynės. Ši naktis iš sausio 12 į 13 įeis į Lietuvos istoriją kaip tautos ir visų, kam brangi Lietuvos žemė, dvasios stiprybės naktis. Mes dėkojame jums, stojusiems ginti Lietuvos nepriklausomybės, remti teisėtą valdžią. Ačiū visiems, išėjusiems šią naktį į miesto gatves. Šimtai tūkstančiai šiauliečių dabar Lietuvos širdyje, Vilniuje ir čia, mūsų mieste, pasiryžę kūnais ir dvasia užtverti kelią okupantams. Nėra jėgos, kuris stengtų sutrypti mūsų tautą, pažaboti jos dvasią. Mūsų vienybė stipriausias ginklas. Nei šarvuočiais, nei automatų kulkomis negalima jos sunaikinti. Šiandien atėjo tas metas, kai ne žodžiais kalbame apie vienybę, o gyvename, kovojame, aukojame vienybėje, aukojamės vienybėje. Lietuva! 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 Šiaulių mieste vyksta normalus gyvenimas, kontroliuojamos visos funkcijos. И все жители Марьямполя. Что dabar, jeigu tavo yra šita iš mūsų televizijos delegacija, tai vis tiek realiai reikia tikėtis, kad nieko neatsitiks. Kopia žmogus, doras lietuvis. Jis ketina tenai iškelti Lietuvos tris grupės kavinės kolektyvui, kurie kviečia televiziją. Nu tai pagalbai tuo, tuoras nepalankysis. Pagrindinis įvažiavimas nepakanka. O dėl žmonių pakalbėsime. Elementėlį pakartosiu. 3, 5, Jungus, taip? Prezidento plius Mr. Landsbergis. Čia dabar bus skelbimai per viešasias priemonės. Taip, iš esmės, manau, jūs kaip transportas, tai dirbsite gal taip. Galvojam, jeigu aukščiausia tarybai atsitiks nelaimė, ji bus nušalinta,
Tai tokiu atveju dirba maisto pramonė ir svarbiausia komunalinis ūkis. Jūs transportas aptarnaujantys ir tą, matyt, galėtumėte dirbti dalinai. Bet apie streiką bus paskelbta, Ne, ten yra toks irgi pasakymas. Jeigu bus, mes paskelbsim čia savo kanalais ir taip jau irgi. Nesam tokie turtingi, kad mes imsim ir mesim taip darbą nei iš jo, nei iš to. Čia apie tai spręsim. Manau tik tai, kad jeigu aukščiausia taryba neatsilaikytų. Taip. Tai jūsų transportas, kadangi dalis aptarnauja maistą, ten išvežioja parduotuvės, tai būtina. Bet to autobusai vis tiek vežti į darbą, autobusai, atsiprašau, parkas jau. Nu, bet taip jau. Taip, turės dirbti. Tai gerai, tai dabar dar būti pasisakė viskas. Apie naktinius įvykius prie televizijos bokšto Vilniuje. Kaip sakant, jų žantinė dėk, čia visada gali būti netikėtumų. Sekė televiziją, toj pajusit, kad kiek ir vėl. Tada, bet taip jau žmonės po biskį pataupant reikia. Labai prašom. Gerai, ačiū. Įrašą atnešti Kauno savivaldybę. Laisvės alėja. Įrašas reikalingas įvyksiančiuose mitinguose. Ir keršto batų juodas spyrius mus traiškė krūvinais kulnais. Nejaugi vėl susirai, nesuspėjai.